Šiandieną pradėsime savo projektą lentyną ir bandysim daryti iš palečių. Štai tokių palečių. Pintereste susiradome šiokias tokias idėjas, ką maždaug galėtume daryti. Na ir bandysim išpildyti. Nelabai turim įrankių, nelabai turim priemonių. Žiūrėsim, kaip gausis. Truputį parodysime jum, kaip čia ką darom, bet kad suprastumėte esmę. O šiaip bandysim smagiai praleisti laiką dviese, statydami, darydami šitą lentyną. Ką čia darai? Turi ką pakalbėti? O ką tu pasakei gerą? Pristačiau mūsų projektą. Kuris nepavyks? Reikia tikėti savimi. Netikėsiu. Netikėk, ką priešais. Iš šitų dviejų laužų bandysim tipo gražų padaryti, bet nemanau, kad gausis. Turiu įtarimą, kad daug darbo aš darysiu. Turim neveikiantį šlifuoklį, jį reikia 100 kartų junginėti ir pakratyti ir tada jis veikia. Tai gal bus lengviau biškį. Dar dabar reikia palyginti šitus, nes jie kreivi kažkodėl. Tai reikės gal kitą atsinešti ir bandyti, žodžiu, sujungti juos ir padaryti kažką negražaus. A ne, Justė? Gražaus, nesusiekėk. Jeigu esat kliši, tai reikia palyginti. Nu ką, meta šlifuot? Aš tai tingiu. Čia 4 kartus suktacinė, nebeturiu suktacinė. Šantas gerai. Kaip skauda. Tavo nagučiai Užsimečiau ant nago. ant blogoje. Ant nykščio tiesiog. Lindukas man nešliupčia. Čia jisai garuojas. Jau dega. Labai varginantis darbas. Vieną tik padarėm. Nevarginti, ką labai smagu, labai įdomu, labai faina. Daugiau nedarysim. Tačiau darysim. Ne. Ne. Rytoj sėsim ir darysim. Rytoj padarėm plaukų. Tai, ką šiandieną padarėme, tai apipjovėm tarpus, nupjovėm lenteles, kurių reikės lentynom ir nušlifavom vieną paletę. Visą šiandieną darbas ir toj pratęsime šlifavimą ir kitos paletės šlifavimą. Poryt. Ir toj poryt kažkada. Šiandien tiek. Tai pakomentuokite, ką šį šiandieną. Na, atėjom nuliūdę visi, pavargę. Nuo pat ryto tokios nuotaikos liūdnos. Ar laimėjom serbam? Skaudu. Pašveisim, pabaidariuosim, paverksim. Kas laikė? Niekas.
stumdytas labai nepasistumėjo. Antrą paletę nušlifavom, daugiau nieko nepadarėm. Čia nušlifuota tie dryžiai, čia irgi nušlifuota tie juodi dryžiai. Tai va, labai daug padarėm, užtrukom valandą su pusvalandžiu, vien dėl to, kad nušlifavom. Nušlifavom vieną paletę. Ta tu ten tobulinsi, kaip suprantu. Jo. Ir tau kitą dieną reikės dar nušlifuot su rankom šitą ir tada Gediminas dar suklijuos, ką nuskėlė. Aš nieko nenuskėliau, čia šiaip guli detalės. Atsarginis. Tai va, šiandieną viskas, nes turim skubėti. Aš nežinau, ar reikia jam atikinėti rytoj tokius metimus. Taip, Tai va, šiandieną ką darysim, tai aš dar šlifuosiu rankiniu būdu kitą paletę, o Gediminas klijuos jau nušlifuotą paletę, taip? Šmitas, trajaka, 5 taškų skirtumas. O Gediminas šiandieną ką darys? Aš žiūrės ir klijuos. Eisiu klijuot, jau sakiau 100 kartų. Nu. Ką 100 kartų sakė? Šiandieną net neįsivaizduoju, ką mes darysim. Tikriausiai su alyva bandysim nudažyti abi dvi paletės ir viskas jau čia, ne? Pirmą kartą alyvą girdim pastyje. Ieškojom su kuo impregnuoti, bet radom, kad alyva vis tik yra geriau negu lazūra. Jo, negu lazūra. Tai Negu impregnantas. nusprendėm, kad imsim alyvą, nes jinai galbūt geresnė, pabandysim, pažiūrėsim. Ir šiandieną viskas, ką padarysim turbūt. Aš pasipuošęs. Dažymui pasirengęs aš su naujais rūbais, tai žiūrėsim, kas daugiau įsiteps. Vis tai kaip tavo atspalvis? Labai baisus. Man tai gražiai atrodo, kaimietiškai. Taip kaip kokie mes ir esam, kaimiečiai. Tipo negražiai. Sekasi. Tai šiandieną pirma dienos dalis buvo pamąstymai ir galvojimai. Ką daryti su mūsų skyriais lentynos, kom lentutėm dėti, kaip daryti, kaip dažyti. Daryta pamąstymai buvo ar dažyti antrą sluoksnį alyvos ir ar dėti laką. Tai paskambino Gediminas meistrui didžiajam giminės ir paklausė patarimo. Patarimas buvo toksai, kad ant alyvos antrą kartą nedažyti ant alyvą. Nedažyti ir ant alyvos nesideda lakas. Palikti šiurkštų medį. Tai visi planai griuvo. Susifeilinom biškį. Labai stipriai susifeilinom. Dar iš tai nepatiko spalva, kurią išsirinkom. Šiandieną susitaikiau su ta kažkokia bordo ar oranžinė, nežinau, kažkur dar net matosi violetinė spalva. Ant medienos, nu žodžiu. Čia vis važiuojam 6 kartus į senukus. Tai čia šito metaliuko reikia, ar ne šitą. Tai čia šitus dažus įmam, ar šitą impregnant, ar šitą vašką, laką. Ką čia taip? Ir 6 kartus, 8 kartus vaikštom prie šitų palečių, matuojam, galvojam, vis nepasimatuojam, vėl kažko nedadarom, baigęs tas, prasideda anas. Ta prasme, net neįsivaizdavau, kad mes tokie neorganizuoti ir random, vapšė nežinau ką daryti. Tokie pasimetę visi, dabar dailylentės dėsim turbūt. Kadangi nenorim pirkti naujo medžio, ieškom iš to, ką turim. Gausis jau viršus dailylentės, vidurys yra pačiai šitų lievų koliukų, kurie bijom, kad prisuksim ir suskils. Iš tvoros buvusių koliukų, kurie jau čia supelėjo, viską jūs bandys nušviesti, nežinau, kaip jai seksis. Žodžiu, pasimetę ir patys nežinom, kas gausis.
Supirkom impregnantą šviesų. Gal tas bent pagerins situaciją. Dabar jau impregnanto, o ne lyvo, tai žiūrėsim, ar labai skirsis. Gediminai, ar esate pavargęs nuo darbo? Taip. Ar esate pavargęs labai stipriai nuo darbo? Taip. Nes nereikia, kaip dabar prigręžti lygiai, kad būtų. Kaip čia padaryti, kad viskas gražiai tiesiai būtų. Tada nenusprendžiam, kokios lentynos daryti. Tada suvokiam, kad nereikėjo iš vienos iš blogosios pusės pjauti, nes jeigu čia yra batų lentyna, tai ją dėsi prie sienos ir tada kiekvieną kartą dėdamas batus spardysi į sieną, kai dabar taip kiaura. Reikėjo šitas 2 lentutės palikti ir čia 2 lentutės ir ten, žodžiu, vieną nereikėjo visiškai pjaustyti, pasirodo. Šitą suvokėm dėl to, kad mama ar tėtis atėjo pasakė ir tokie mes tiksliai, kaip tik į batai spardį sieną. Negerai. Dabar galvom, kaip tada sustabdyti tą, ar dėti kokį medžiagą, ar dėti kokį juostą, ar dar kažką, ką dėti. Tada, kaip sakiau, nelygu. Tada kokias čia lentynas dėti, ar monokoliukus, ar lentutės dėti, kurios per tarpus bus. Aš už lentutės, Gediminas sako už jo koliukus. Taip, tai nusprendėm, kad koliukai apačioje, per vidurį lentutės, o viršus iš daiglylinčių. Bus negražu, bet bus mūsų abiejų. Aš nebežinau ką. Viso gero. Nu va, sujungiam taip va kreivai metaliukais. Apatinio nejungiam, kad grindų negadint. Čia pačioj nelė. Šiaip galima būtų užsidengę, tai kiaurai tiesiog varyti ir tada nesikraipytų, jau kaip tiesiai pastatytumėt, taip ir būtų. Dabar pas mus su kiekvienu prisukimu jisai išsikraipė. Var aišku ant centro stovi, bet kampuose pakilę įstrižuose ir jisai biškį siubuoja, bet šiaip nuverst pasirodo biškį sudėtinga būtų. Pasisuka tiesiog. Tai va dabar sujungta, reikės viršus, kad būtų padarytas ir tie dar. Ir tada dar galą kažką sugalvosim pabaigoje, neįsivaizduoju. Tai mūsų variantas kaip ir daryti, prisukti nelabai logiškas, bet mes išsitiesinsim, kai mums reikės išsitiesti. Svarbu patys darėm, kaip gavos taip. Kaip vertini? Ką? Prisukimus. Galėjo būti geriau, bet kaip gavosi, gavosi. Gerai? Tai va, nauja diena ir dar nepasakom, ką vakar darėm. Tai, žodžiu, dabar apibendrintai, ko mes jums nepapasakom, pasakysim. Tai va, Gediminas bandė uždažyti ten, kur nebuvo uždažyta, tai gavosi va tokia nesąmonė, kur čia va juoda. Aš skylutės bandžiau uždažyti. Ten juoda. Čia antras sluoksnis gavosi ir taip akivaizdžiai matosi, kad dirbau. Tai jeigu antrą kartą dažote, tai dažot jau tada visą lentą, o ne tarpelius, nes tada nieko nesigaus, bus blogai. Bet mes nelabai taisysim, paliksim kaip yra. Kitas dalykas, ką mes padarėm, tai lentutės nusidažėme, šį kartą su impregnantu. Ar kažką keičia, duoda? Nelabai. Gal ne taip limpa, kaip ta alyva. Jo, bet šiaip tai nelabai ką keičia, lako šiaip labai norėtųsi, nes labai šiurkštu viskas. Nors nušveitėm buvo taip švelnu, bet užtepėm. Konsultantė, ne, tai kam tos lakas, taigi nereikia, tai čia užteks, gražiai užsideda paviršius. Blizgiai ar ką ten išnekėjo, kad nereiks. Plevelę užsidėjęs tikrai nereikės lako, kam jam lakas. Tam, kad nebūtų šiurkštu. Tai va, ką mes dar padarėm? Ir dabar apie tarpus, kas dabar yra, kad čia visa paletė yra nelygi. Iš tos pusės galite ateiti, ponas. Kad viskas yra nelygu ir viskas juda, va taip va. Jemai tarpus viską. Reikėsi tarpus, nežinau kažką. Įvažiuoju pusį gailą gaunas. Va toks va tarpas. Ir čia vienas kraštas labai juda. Ir galvom, kaip dabar dar prigręžti.
Filmuok mane, ką ten žemė filmuoja. Ir galvom, kaip dabar gręžti, ar gręžti iš čia. Gedimino tėčio pasiūlymas buvo gręžti iš apačios. Bet mums nelabai, nes vėl viskas nelygu, tai nelabai kas galvom dėl spalvos, Gediminas nori juodą, kas man čia nelabai derinas juodi varžtai. Žiauriai gerai, geltona. Man atrodo, kad jie turėtų būti sidabrinė, jo sidabrinė ir bronzinė spalvota, kokia nors. Sidabra, ne, auksas ir bronzava. Auksas. Ne sidabrinė. Jei reikia aukso, Tai deimantų. auksinė spalva arba bronzinė. Ką šiandien darysim, matysime, tvarkyti situaciją ir prigręžti. Kas yra, ką dar pamatėjai? Kas ten dažė taip gerai? Kas yra? Kas ten taip gražiai nutažė? Nu, o reikia taip arti, o tu taip iš arti žiūrėsi. Visai šitą. Nu, aš taigi kitos pusės nedažiau, tai ką žinau, kad šitą buvo. Nenudažiau. Mes pirmą kartą gaminam. Taip, ta prasme, čia jau skaitos nevaikiškas projektas, kur ten belia kaip sukaliai iš medžio rastų ar kažką, tipo, biški gražiau kažką pirmą kartą gyvenime bandom. Nu, akivaizdu, kad feilinam belia kaip visur. Aš žinau, kad aš galiu tėčio klaust, kuris man pasakys. Nes su pirtim dirba, taip pat dėduko galiu klaust, kuris buvo stalius. Bet neįdomu, tai geriau patiem feilint. Neklaust, kaip galima geriau padaryti, kaip geriau išlyginti kažką, tiesiog, ką pats sugalvojai, jei pavyko, tai okei, nepavyko, tai davai, važiuojam toliau. Tai važiuojam toliau. Tai va, čia yra seni poliukai nuo tvoros. Jūstė, kad šveitė, va su aparatu, kiek dirbo žmogus, aš po to su rankom, belė kiek dirbu. Tėtis vakar sako, nueik paklausti tetos pas ją, gal dar yra senų likusių nepanaudotų tvorai. Ne, bet dar mes pamiršom šitą variantą. Jo, šiandien pamiršom, aš vėl varau. Pilau visiškai nenudažytas, švarus, gražus. Tai prisiminėm žodžiu ir nuėjom Du pasiimti. gražuoliai. Yra dar ilgesnių, biški padažytų vienu kartu, nuvalytumėm jį ką ir... Tie sakai gražu. Ilgesni dar gražiau gal tilps. Tik stendai. Biški va tokį. Esu. Daugiau, kad darbo būtų, kad nespėt po to išvažiuoti savaitę, grįžti vėl daryti per naują. O, aš skaitau. Tai buvo priklijavau su klijais pakilimus. Šitą jau vieną nenudažiau. Pagalvojau, kad reikia papildomai, jau kai tuos nudažiau. Jo net nereikia, durniausia. Tai papildomai Jo uždėjau. net nereikia. Reikia. Nežiūrėjau, jis pakilo. Šitas yra aukščiau negu šitas. Ne. Ko tu į mane filmuoji? Tu šneki. Pasirodžius trečiam sulaikytajam, Šitas yra aukščiau negu šitas. Va, pasižiūrėkit, vienodą lygį. Nežinau, pagal lentutę taip netrodė. Galėsiu parodyti. Galėsi parodyti? Gerai, rodyk. Gerai. Davai, staigiai rodyk. Okay. Gediminai, papilstom gėrimus, papilstom. Paskendau bare. Čia bus mano įrankių stalas, gerai? Tai va, atsisto, kad atrodytum kietai. Oho, koks didelis tarpas čia. Kiaurai matau viską. Gal dar vidurį prispaudžiu? Nemanau, kad reikia. Palat, ir čia. Nu tu.
Tai ką papasakosi? Kad 99 procentai baigiam? Jo. Beveik pabaigta, nu realiai pabaigta, čia labai daug ką daugiau nepridėsim. Ką padarėm, įdėjom visus skyrius, nu ką skyrius, jo, lentynas visas 3 padarėm. Šitą... Įsidūrėm į pirštus. Šitą. Jo, biški. Traumų buvo, bet be kraujo, ar tai skraujo? Biški. Biški skraujo. Tai buvo traumų, bet šiaip, tai va. O kas dar liko man padaryti? Reikia sustabdyti, kad prie sienos, kai statysim, kad kai batus mesim, kad į sieną nesidaužytų ir ten šlapi batai ir nepurvintų ir visą kitą, tai įdėsim kažkokį stabdį galę reikės uždėti. Tai lentelę tenais reikės. Primontuoti ar lentą, kaip ir kažkuriam sakėm turbūt ištraukoje, kad nežinom ką daryti. Tai vis dar nežinom ką daryti. Bet iš principo 99 procentai baigti. Reikia tik sugalvoti, kaip sustabdyti veiksmą. Tai fainai žiauriai. Buvo daug pykčių, buvo daug verksmų, buvo traumų. Daug pykčių? Nu gerai, buvo daug pykčių, mažai verksmų. Daug pykčių? Mes beveik nesipykom. Ai, nu gerai. Nesako, nesipykom, tai man dar geriau. Tada traumų buvo. Sulaužysi paletės. Nu, jeigu sulaužysi, aš naujos nedarysiu. O kodėl nesubuoja, jūs tą gal kreivą padarė netyčia? Čia Gedimino kalbė. Turi patikrinti, ar tvirta tikrai. Tai va, turim kiekvienas pagal save sudizainintą skyrių, aš turiu savo patinį pagal save sudizainintą. Mano vidurinis. Jūs te vidurinį, jinai mandra norėjo, kad aš kampainius dėčiau ir vargčiau ir įsidurčiau 2 kartus ir ten sunkiai sektųsi ir nervuočiausi ir verkčiau. O viršutinis mūsų abiejų. Jo, šitos gražias lentutės radom iškart. Perfekto patronom jau įdėjom. Bandėm nulyginti, kiek gavosi, biškį nubėgo dažų, gerai bus. Netobulinimai tik puošia. Svarbu patys darėmės. Va, reikia sugalvot, ką daryti. Toliau. Jokingiausia, kad kraustysim į butą. Ir klausimas, ar ten tilpa šitą. Tai gali būt, kad iškeliaus į atkrantę. Arba į balkoną bute. Arba dar kur nors neaišku kur. Tikimės, kad tilps. Šiandieną tiek susitiksime kitame YouTube kanale. Ne, tai dar bus. Dar biški bus video. Biški dar. Mes sugrįžom. Mėnesį laiko sirgau, dar nepasveikau. O tave girdės kas nors už tokios Bet mes sugrįžom. Tai va, nusipirkom plokštę. Sugalvom pagaliau, kaip uždengsim, kad batai nesidaužytų į sieną. Jūs tai sakau, neimk šviesios, nes batai purvini išpurvins. Jūs tai ne. Kitos spalvos tamsius nedara, reikia jums šviesį. Tai paėmėm šviesį, sumokėjom 4,5 eurų. Turim plokštę, dabar ją išpjaustysim. Jo, kažkokiais taip pjausim kažkaip, ne? Kažkaip gabaliukais juostelėm užklijuosim. Oi, prikalsim. Ir bus atrama batam. Jo, su vienutėm. Šiandienos darbas tai padaryti ir pabaigti lentyną. Ir nesusirgti vėl dar mėnesių, jeigu galima prašyčiau. Nežinau, dėl šito nežinau. Tai va. Aside from my soul, Tada pabaigėm lentyną. Ten biški gaidiškai prikalėm, nes į kampą vieną įkeliau skilo, tai tada visur į centrą, nu tai ten daugmaž kažkas nesvarbu. Kai butą nusivešim, dar priklijuosim iš šitų pusių blogosios. Tuos, kur ant kėdžių dedasi paminkštinimai, tie, kad siena gražiai minkštai atsiremtų ir neterliotų. Lipdukus medžiaginių žodžių priklijuosim. Šitas labai gražiai gavosi, viskas tvarkoj. Blogoji pusė patapo gerąją pusę. Dėl mano klaidų dažymo. Tiek apie lentyną. Ir atrodo laiko viskas gerai, tai žiūrėsim. Pagaliau, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų. Galbūt dar kažką darysim, bet jau nebežinau, labai šalta kieme. Bet ne šį sezoną. Jo. Kitą sezoną. 2, 4, jei dar gyvi būsim. O, koks keistas.
a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Ejo, Lentyna keliauja namo į butą. I think a tall angel just walked by. 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 There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my now there goes a sight from my soul.